Ieva, turim tokį klausimą tau. Kokios yra bendrai tendencijos interjere ir ar dažnai keičiasi vat ta mada, nežinau, galbūt, ar išvis kaip vyksta būtent su dizainu? Šiaip negalėčiau pasakyti, kad tos tendencijos labai stipriai, greitai keičiasi. Jau kurį laiką tikrai vyrauja tokios pagrindinės tendencijos, tai natūralumas, natūralūs žemės tonai, ar ne? Medis, akmuo, žaluma. Ką tu darai iš esmės? Taip, iš tikrųjų taip. Labai mėgstu šitos visus dalykus, tik tais reikia labai juos protingai žinoti, kur kaip išdėlioti, kad jie, kaip sakant, nepakenktų mūsų finansams, santykiams, sveikatai ir taip toliau, ar ne, bet kad harmoningai veiktų. Tai čia jau mes šiek tiek į feng shui temą įlipom, bet jeigu grįžt prie tų tendencijų, tai taip, tvarumas dabar labai irgi jau kurį laiką vyrauja, ar ne, kad tvarios tos medžiagos būtų, ekologija irgi pakankamai jau svarbi tema, ar ne. Lygiai taip pat funkcionalumas namų, ar ne, kad būtų ne tik gražu, ne tik gražios spalvos suderintos ir panašiai, bet kad tie namai tarnautų ir būtų pagal žmonių poreikius sukurti. Ir gal jau pakankamai yra šalių, kur jau anksčiau visą tai prasidėjo, pas mus dabar tik pradeda populiarėti, tai išmanus visokie sprendimai namuose, ar ne, ar gal jau, tarkim, tokie paprasti sprendimai kaip užuolaidų valdymas, elektra ir panašiai jau šiek tiek buvo anksčiau, ar ne, atėję, bet dabar jau galima tuos namus visiškai išmaniai pasidaryti apšvietimą pagal nuotaiką, ar ne, kur tu paspausi mygtuką ir tau pačian tokia nuotaika, vakarinė filmo žiūrėjimo nuotaika, paspaudi tam tikrą mygtuką ir visų namai susijungia taip, kad būtų jum jau nuotaika. Bet čia taip įmanoma dabar. Taip, ir dabar nėra, kad labai, sakyčiau, tokia jau kiekvieno žmogaus poreikių sąraše, bet tikrai ganėtinai populiari jo, tarkim, susiprogramuoji, tarkim, kelias ten nuotaikas namuose, ar ne, vat kaip ir minėjau, tarkim, vakarienė, ar ne, su vyru romantiška nuotaika. Tai jau, pavyzdžiui, tu paspausi vieną mygtuką, tau įsijungs romantiška foninė muzika, susijungs romantiški apšvietimai, bus pritempintos šviesos, tau užteks paspausti tik vieną mygtuką ir panašiai. Tai tokie jau sprendimai kaip ir galima laikyti po truputį ateinančią tendenciją, nes žmonės vis labiau ir labiau įsileidžia savo namus, kaip ir viskas. Bet aš manau, kad ir nelabai daug žmonių apie tokią būtent funkciją ir žino, pavyzdžiui, apie tas pačias užuolaidas, kad galima tai, pavyzdžiui, užtamsint namus, pavadinsim tai taip. Ir, pavyzdžiui, aš galvoju čia, žinai, gal kažkur tai, nežinau, ten kitose šalise, kurios labiau pažengusios galbūt. Bent jau čia buvo mano toks įsitikinimas. Jo, šiaip nebūtinai tai yra kažkokia tais išskirtinė labai, kaip čia pasakyti, išskirtinis poreikis, todėl kad, tarkim, ar ne, galbūt pas mus labai labai aukštos lubos ir labai aukšti langai ir tas užuolaidas labai sudėtinga rankom, ar ne, kaip čia pasakyti, valdyti. Tai tiesiog kartais mes priimam tokius sprendimus valdant elektrą, kad tiesiog jau būtinybė tampa, nes tiesiog taip labai sudėtinga traukiant tas užuolaidas, ar ne. Arba, pavyzdžiui, nežinau, galbūt jūsų mėgamasis yra į žiauriai gražų miško vaizdą ir tu gali lovai paspaudi mygtuką ir tau tiesiog tos užuolaidos prasiskleidžia. Tai nemanau, kad tą reikėtų daryti visur, visaip, kiekvienam kambarį ir ten nemanau, kad yra tam poreikis ar ne, bet apgalvojus tam tikrus sprendimus, tai manau, kad visai patogiai padeda išspręsti tam tikrus dalykus, kurie būtų sudėtingesni. Tai yra nuostabu, kad yra tokios funkcijos, kad yra žmonės, kurie mums apie tai papasakoja ir kad tai galima viską realiai įrengti savo namuose. Aš manau, čia yra tiesiog super puiku. Realiai einam į priekį, tai viskas tobulėja. Kaip ir raktai turbūt yra dabar su piršto antspaudų. Nežinau, ant kiek tai praktiška, jeigu ką žinau. Kremų ką tik pasitepė rankas, ir nebeveikia. Ir neįeini, bet iš tikrųjų galiu pasidalinti, mano klientas vienas, kaip sakyt, pasakojo, kad pas jį išmanios durys ir jis, tarkim, jeigu turi ten, kaip sakyt, ne bet ką, bet atvažiuoja, tarkim, meistras, ten kažką padaryti, jo pažįstamas, tarkim, katilą, ne? Ir jisai, nuotoliu įleidžia jį. Tiesiog atidaro duris, jisai įeina, faktas, kad yra kameros, jis viską mato, bet jis ten patvarko, išeina ir duris užsidaro. Net tokio įleis žmogaus nereikia. Tai man taip tada atrodė, vau, dabar Ieva paantrino, kad tai vis eina į priekį ir atrodo, lyg ir kažkaip, ką žinau. Man labai patinka būna klientų klausimas. Žiūrėkit, Ieva, šitaip įmanoma padaryti? Aš sakau, žinokit, viską įmanoma padaryti. Absoliučiai viską priklausomai nuo tiek, kiek jūs pasiruošę investuoti. Nes visą tai kainuoja, ar ne? Viskas, net ir elementariai paėmus
kaip aš sakau, interjere reikia žiūrėti labai labai paprastai. Yra tam tikri standartai, ar ne? Nu, pavyzdžiui, durų aukštis namuose, ne, standartinis yra toks ir toks. Ir jeigu tu jau nori aukštesnių šitų durų, tai jau savaime, kad jos kainuos daugiau. Tai viskas, kas yra standartas, tai yra prieinama ir galima pasiieškoti, pasikonkursavus iš skirtingų tiekėjų, gauti dar geresnės kainas, bet jeigu tu nori nors kažkiek šiek tiek kitaip nei yra standartas, visą tai kainuos papildomai. Tai, kaip aš sakau, padaryti absoliučiai viską įmanoma. Nu, nežinau, ko šiais laikais namuose neįmanoma padaryti. Nu, tikrai nežinau. Tai čia priklausomai tik nuo jūsų biudžeto ir nuo to, kiek kantrybės turėsit ieškodami meistrų, kas tai padarys ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žodžiu, jeigu jūs turite tokius resursus kaip pinigai, kaip laikas, tai prašau, viskas yra įmanoma. O daugiau apie interjero dizainą galite rasti pas Ievą, kontaktus paliekame aprašyme ir nepamirštam sekti mus Turtas 365.